Sveiki, su jumis Žiburio žinios. Šią savaitę vyko kraujo banko akcija, kurioje žiburiečiai gausiai dalyvavo ir davė kraujo. Kiek žinau, tu duosi to kraujo, taip? Ne, neduosiu kraujo. Kodėl ne? Nes aš prieš porą savaičių jau daviau kraujo, todėl man negalima. Žodžiu, tu jau esi atlikęs savo visuotinę pareigą, taip? Taip, esu atlikęs visuotinę pareigą. O dabar pasižiūrėkime, koksgi buvo klausimėlių klausimas, į kurį atsakė beveik visi žiburiečiai ir net nereikėjo profesoriaus. Kas? DGA. Didieji geografiniai atradimai, na? Ir kiek jų yra? 3. Gali išvardinti? Daugiau yra, bet... Išvardink tos 3. Tai kelionė aplink pasaulį, kelias į Indiją, jūrų kelias ir Amerika atrasta. Didieji geografiniai atradimai. Ir kiek jų yra? 15 amžiui. 15 amžiui. Kiek jų yra? Kiek? Man atrodo 3. Amerika, jūrų kelias į Indiją ir aplink pasaulį. Nežinau. Palauk, atsimins. Ne, neatsimins. Aš laukiu. Kas geografija? Tikrai didieji geografiniai atradimai. Ir kiek jų yra? Daug. Pavardink bent kelis. Tai gal Amerika, kai atrado, kelią į Indiją, Australijos gal žemyno atradimas, daugiau nežinau. Didieji geografiniai atradimai. Ir kiek jų yra? O kiek jų yra, nežinau, daug. Pavardink bent kelis. Kelionė aplink pasaulį. Kas? Nepamenu daugiau. Didieji geografijos atradimai. Ir kiek jų yra? 3. Pavardink. Tai apiplaukė aplink pasaulį, tada atrado Ameriką, o 3 ten tiksliai neatsimenu. Didieji geografiniai atradimai? Kokie jie? Aš nežinau. Kas yra DGA? Kas taip? DGA. Ai, DGA, man pasigirdo, sako DGA. Tai didžioji Grybauskaitės akis. O dabar pasižiūrėkime, kągi šiandien į pokalbį pasikvietė Lukas. Sveiki, su jumis rimti pokalbiai su rimtais žmonėmis. Šią savaitę kalbinu Žiburio klarneto meistrą Luką. Taigi, Lukai, kiek laiko muzikuoji šiuo instrumentu? Klarnetu groju 4 metus, o apskritai jau muzikuoju apie 10 metų kažkur. Kokiais dar instrumentais be klarnetų tu muzikuoji? Aš pradėjau groti akordeonu, paskui fortepijonu grojau, dar moku saksofonų, trombonų ir keletą. O kurio moki groti geriausiai? Manau, klarnetų. Ir labiausiai patinka klarnetas. Kaip manai, dėl ko to jis labiausiai patinka? Pirmiausia, tai nepaprastai gražus tembras yra klarnetų. Ir pats instrumentas labai yra gražus. Ar ketini savo ateitį kažkokius tai studijų planus įsieti būtent su muzika? Nemanau sieti, bet tikiuosi, kad muzika liks mano pomėgių, laisvalaikių užsiėmimų, bet pačios ateities visos tikrai nesieti. Ar pažįsti daug žmonių, kurie groja būtent šiuo instrumentu, tai yra klarnetu? Žinau, mūsų mokyklų yra dar vienas klarnetistas, o šiaip klarnetų daug kas groja. Tai yra tradicinis instrumentas, daug kur sutinkamas. Klarnetų yra ir simfoniniuose orkestruose, ir pučiamųjų orkestruose, ir
džiazo Dixielanduose klarnetų, kaip siela yra klarnetas. Žodžiu, čia tradicinis instrumentas, nieko nėra jis ypatingas, tik tai galbūt, kurie mažiau domisi muzika, tas klarnetas nėra toks pažįstamas. Ar galėtumai prieš kamerą visiems parodyti tą klarnetą, kaip jis iš tikrųjų atrodo? Klarnetas galiu net išardyti. Jis įsiardo į 4, į 5 netgi dalis. Kaip įdomu. Lieka tik tiek. Būtent, reiškia, čia yra ta... Čia yra pagrindinė klarnetų dalis. Čia yra ta vieta, per kurią reikia... Čia vadinasi munštukas. Aha. Klarnetas yra liežuvėlinis instrumentas, dedasi liežuvėlis, kurį reikia labai saugot. Čia jis medinis, kaip medinis, nes jis greitai lūžta ir rastrubas, tauriai. Tai čia reiškia ta vieta, per kurią tas garsas tiesiog išlėkia, taip? Taip. O čia tiesiog korpusai. Tai čia reiškia tuos dalys, korpusai, kuriuos reguliuoja tos visus. Taip. Taip. Na, kaip ir aišku, ačiū tau labai už pažintį tokią informatyvę ir fainą. Taigi, ačiū tau. Ačiū. O dabar komercinis pasiūlymas. Jei norit, kad tėvai nebūtų pikti, nukaskit sniegą patys, o ne sėdėkit prie kompiuterių. Su jumis buvo Žiburio žinios. Jis skrenda kaip vėjas.